7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, Lietuvos klubams Žalgiriui ir Rytui reikia stebuklo, kad patektų tinkamai Eurolygos ir FIBA čempionų lygos kitą etapą, bet kol yra vilties, aš esu optimistas, nes tiks intriguojančių rungtynių ir Lietuvos krepšinio lygoje. O aš siūlau jums prenumeruoti mano YouTube kanalą ir linkiu sėkmės. Rytui tiesiog mirtinai reikia įveikti Malagos Unikachą čempionų lygos paskutinėse grupės rungtynėse ir aišku būtina sulaukti Manisos komandos malonės, reikia, kad jį įveiktų Stambulo Galatasarajų. Unikachai dvikova nieko nelems, Unikacha žais ne iš karvės, tai bus tik formalumas. Pastaruoju metu Malagos ekipa kiek krito į duobę, aš manau, kad jį pasitaupys savo žaidėjų jėgas, taip pat stengsis išvengti traumų, prognozuoju rezultatyvės rungtynes, kad komandos įmes tikrai apie 170 taškų ir Rytas turėtų iškovoti pergalę maždaug 10 taškų. Žalgiris dar turi teorinę viltį užimti bent 10-ąją vietą, privaloma svečiuose įveikti Monako komandą, bet lengva oi kaip nebus. Praeisime mače Vasilijos Panulio auklėtiniai nukovė ne bet ką, o Stambulo Fenerbahče geriausią sezono rungtynes sužaidė Maikas Džeimsas, kuris buvo tiesiog nesustabdomas, labai pavojinga yra Monako gynėjų linija, yra dar Okobo, Lloydas, svarbiausia juos pristabdyti, tačiau Monako komanda turi kitą ginklą, Danielį Taisą, vidurio puolėją, kuris atėjo iš NBA lygos ir žaidžia labai naudingai. Manau, kad Žalgiriui reikės kažkiek ir sportinės sėkmės, reikia pirmiausia, kad nepakristų tritaškiai aikštės šeimininkams. Galvoju, kad Žalgiris dvigubins Maiką Džeimsą, spėju, kad šį kartą jis nebus labai rezultatyvus, pelnys mažiau negu 15 taškų, bet gali iššauti Okobo ir Lloydas. Deja, bet vis dėlto prognozuoju Žalgirio pralaimėjimą maždaug 5 taškų skirtumų. Dviguba Eurolygos savaitė, Žalgiris dar išmėgins jėgas svečiuose su Vilerbano Asveliu, kuriam pralaimėjo namie. Tačiau dabar ši Prancūzijos komanda išgyvena labai gilią krizę, Eurolygoje pralaimėjo net 7 kartus iš eilės, labai suprastėjo ekipos gynyba. Svarbiausia pristabdyti Teo Maledoną, Asvelio lyderį. Nekaip klostosi reikalai ir Prancūzijos lygoje Asveliui. Komanda gana dažnai klysta Eurolygoje, praleidžia dabar daugiau nei 85 taškus pastaruoju metu. Aš manau, kad iššaus Francisko, kuris žaidžia dažniausiai su triguba energija prieš Prancūzijos komandas. Spėju, kad Francisko įmes daugiau negu 20 taškų, o Žalgiris triumfuos maždaug 8-9 taškais. Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį. Tikrai labai prastai atrodo klaipėdiečiai pastaruoju metu, gavo į kaulus ir Šiauliuose, trumpai sublizgėjo Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvirtę. Kita vertus, Žalgirio krepšininkai bus po dvigubos Eurolygos savaitės ir tikrai manau, kad žalgiriečiai netriuškins Neptūno, versis per galvą klaipėdiečiai, kad nuplautų tam gėdos dėmę savo žiūrovų akivaizdoje. Manau, kad 3 kėlinius tai tikrai vyks atkakli kova ir galiausiai galbūt tikėtina žalgiriečiai palauš klaipėdiečius pačioje mačo pabaigoje ir antroje ketvirto kėlinio pusėje. Sunki Žalgirio pergalė maždaug 6-7 taškais. Tai buvo mano komentatorius Vaido Čeponio prognozės. Kągi, gero krepšinio, pergalių mūsų klubams tarptautinėje arenoje ir iki.